Na ką, ėjo ir praėjo tie užtemimo koridoriai, rytoj jau jisai užsibaigė, užsidaro su mėnulio užtemimu, tai bus kovo 3 apie pietus, bus mėnulio užtemimas, kuris vyksta per pilnatį, tai pilnatis irgi visą laiką būna pikas, kažkokių dalykų, mes būnam jautresni, o užtemimo metu tai būna daug kartų stipriau. Ir šis užtemimas yra labai svarbus. Ir dabar pasižiūrėkim, kodėl. Kas manęs dar nežinote, aš esu astrologė Raimonda. Paspauskite šitus mygtukus, kad nepraleistumėt naujų mano pasidalinimų apie astrologiją ir kitus kosminius dalykus. Aš jau šiek tiek dalinausi apie pačius užtemimus, tai mano paskutinis video buvo apie Saulės užtemimą, galite užeiti dar paklausyti, nes ta informacija vis dar irgi yra aktuali jums. Bet apskritai, kas yra užtemimai? Užtemimai visą laiką vyksta arba per pilnatį, arba per jaunatį. Tie užtemimai, kurie vyksta per jaunatį, yra Saulės užtemimai. Jie visą laiką žymi kažkokias naujas pradžias ir kloja pamatus 18 metų į priekį. Užtemimai, kurie vyksta per pilnatį, yra Mėnulio užtemimai. Ir jie dažniausiai rodo rezultatą. Tai vadinasi, tai, kas užsimezgė vasario pradžioje, kas vystėsi, kokios temos, kokios situacijos, kokie galbūt pasiūlymai jūsų gyvenimą atėjo, kaip jūs apskritai apibūdintumėt savo emocinį foną, tai dabar su Mėnulio užtemimu tai viskas turi užsibaigti, ne? Jau matot rezultatus kažkokius. Ir ypatingai buvo svarbu, kaip jūs išgyvenot, ypatingai va šitas paskutinės 2 savaitės, ne, tą patį užtemimų koridorių. Jeigu jūs tuo metu, kad ir susidūrėt su sunkumais kažkokiais, bet viduje jautėt palaikymą kažkokį, motivaciją, kad aš vis tiek su tuo įveiksiu tuos sunkumus, susidorosiu, man pavyks, taip galbūt sunku, bet tai vis tiek mane kažko išmokys, aš tapsiu stipresnis, super, vadinasi, šį užtemimų egzaminą, taip galima pavadinti, jūs išlaikėt. Bet jeigu šias 2 savaitės ypatingai jautėtės, kad esat silpnas, niekas jums nesigauna, daugiau esate tokioj aukoj, kad už ką man čia, kodėl man taip, koks aš vargšas, koks aš nelaimingas, kaip man čia nesiseka, nu, dėja, bet egzaminas bus neišlaikytas, ne, ir ypatingai, va dar šią savaitę nestebėkit, kas vyksta, nes šis užtemimas kaip tik ir turėjo parodyti, kur pas jūs yra perteklius kažko. Neveikiančių modelių jūsų mąstymų, santykių, galbūt realizacijos, galbūt baimė ar dar kažko, kas jūs stabdo nuo augimo. Kadangi pats užtemimas vyksta mergelės ir žuvų ašyje, ne? Mėnulis yra 12 laipsnėje mergelės, o Saulė 12 laipsnėje žuvise. Apie ką ši energija? Žuvis yra viskas, kas iracionalu, ko mes ne iki galo suprantam. Tai yra mūsų emocijos, mūsų jausmai, mūsų pasąmonė, mūsų vidus, tai ko neužčiuopiam, ne? Mergelė atvirkščiai. Tai yra logika, racionalumas, praktiškumas, aiškumas, planas, analizė. Vadinasi, Mėnulis, būdamas mergelės zodiako ženkle, jis simbolizuoja mūsų pasąmonę. Mūsų pasąmonė konfliktuoja su Saule, sąmonė, kuri yra žuvise. Ir kadangi žuvise labai daug energijos, čia net 4 planetos, šiaurinis karminis mazgas, vadinasi, šis užtemimas buvo perpildytas vandens stichija, tai yra emocijomis, tai yra vidiniu darbu su savimi, vadinasi, viskas, kas vyko, jūs kreipia į vidų. Jūs kreipia daugiau į atjautą, į nebijojimą savo jausmų, nebijojimą savo silpnumo, priėmimo kitų, užuojautos kitiems. O dabar sąmonė yra mergelėje, kuri tiksliau pasąmonė yra mergelėje, kai norisi viską analizuoti, racionalizuoti, apskaičiuoti, suprasti, bet kadangi Mėnulis yra šalia pietinio mazgo, jau tie modeliai, kur jūs vadovaujatės ne kaip aš noriu, o kaip reikia, jie nebeveikia. Šis užtemimas kaip tik įrodė tai, kas jau nebeveikia per reikia. Viskas. Tai jums jau atitarnavo ir tai iš savo gyvenimo reikėtų eliminuoti, pašalinti. Ir kadangi pačio užtemimo metu labai daug gražių aspektų,
Mėnulis nors ir konflikte su Saulė, bet turi labai gražius aspektus su Jupiteriu. Jupiteriu su Merkurijum, Venera su Uranu, Saturnas su Neptūnu kartu susijungia su Plutonu. Tai vadinasi, visur yra išėjimo taškai, visur yra pagalba. Tai vadinasi, kad ir kas jūsų gyvenime vyksta šiuo metu, net ir sudėtingo, visada atsiras pagalba iš kažkur, iš pašalies. Tiesiog reikia nebijoti, susidurti su savo demoniukai, su savo baimėmis, su savo nerimu, kažkokiu nepasitikėjimu. Lygiai taip pat tiem žmonėm, kuriem kaip tik dabar atėjo galimybės, pasiūlymai kažkokie, augimas su tokiais aspektais, jūs klojat pamatą 18 metų į priekį, kad tai, kas dabar gimsta, kokie projektai, kokios naujos idėjos jums ateina, ką jūs dabar norite realizuoti, viskas turi palaikymą vėlgi, ne, ilgai perspektyvai. 18 metų į priekį. Tai dabar dėl to aš ir sakau, būtinai atkreipkite dėmesį, kas šiuo metu vyksta jūsų gyvenime. Nors galbūt atrodo kažkokios nelabai nereikšmingi pokalbiai, nereikšmingi susitikimai, pažintis, dabar kol kas gali tai atrodyti nereikšminga, bet vėliau, ypatingai vasarą, kai bus kitas užtemimų koridorius, jau pamatysit, kad tai, kas vyko pavasarį, turėjo labai labai svarbią reikšmę. Kam šis užtemimas bus aktualiausias ir kas stipriausiai jį pajaus? Aišku, visų pirma, tai yra žuvis, nes jų ženklė labai daug dabar yra energijos, labai daug planetų. Ir mergelės, ypatingai tos mergelės, kurios turi Saulę, Mėnulį 12-13 laipsniuose mergelės, arba apskritai žmonės, kurie savo gimimo lentelėse turite planetų būtent mergelės 12-13 laipsnėje, žuvų praktiškai visa dekada žuvų nuo vasario iki kovo mėnesio gimė, praktiškai visus palies ir ypatingai žmonės, kurie kažką turi žuvise, dėl to, kad čia užtemimų metu nuo 1 laipsnio iki 27 laipsnio yra planetų šiame ženkle, tai vadinasi, šios planetos darys aspektus į jūsų kažkokias planetas. Tai va tiesiog pasižiūrėkit, ką savo horoskopuose turite žuvise, mergelėje ir kitose ženkluose taip pat irgi, ypatingai nuo 12 iki 13 laipsnių, nes Mėnulis, kuris užtemsta, darys aspektus į jūsų tas planetas, kurios yra 12-13 laipsnėje kitose zodiako ženkluose. Svarbus akcentas yra, kad pačio užtemimo metu, pačio koridoriaus metu Merkurijus buvo retrogradinis, jisai dar vis yra, iki kovo 20 dar bus retrograde, bet Merkurijus retrograde rašo peržiūrim, perdarom, permastom, sugrįžtam prie to, kas buvo neužbaigta, kas buvo neatlikta iki galo, kur kažkokios istorijos, neužrišti galai, kas dar liko, tą dabar per šitą užtemimą mes galim pabaigti, ypatingai jeigu tai buvo kažkada kažkur kažkas pradėta, kažkokios idėjos, bet jos ne iki galo gyvendintos, dabar per šį užtemimą mes galim užbaigti arba sugrįžę prie tų temų pamatyti, kad jos jau nebeaktualios ir mums jau tenais dėmesio skirti nebereikėtų. Tai va tiesiog irgi išnaudokit retrogradinį Merkurijų kažko peržiūrimui arba sugrįžimui prie kažkokių projektų, darbų, situacijų, pokalbių, santykių, kurie liko neužbaigti. Ką yra rekomenduojama daryti per patį užtemimo momentą? Aišku, jis vyks dienos metu apie pietus, tai dauguma galbūt jūs esate dirbantis ir būsite tuo metu darbe, bet jeigu turite tokią galimybę, šis laikas yra nuostabus vandens procedūroms su druska. Dėl ko? Dėl to, kad Saulė ir daug kitų planetų bus žuvų zodiako ženkle, tai yra vandens stichija, o Mėnulis bus žemės ženkle, tai yra mergelė. Todėl vonia su jūros druska, su epsom druskomis arba netgi eteriniais aliejais bus labai gera jūsų apsivalymo praktika. Čia gali būti kaip tik toks ritualas, sąmoningas ritualas paleisti jau kažkokius negatyvius dalykus iš savo gyvenimo, jau neveikiančius modelius, neveikiančius scenarijus, tiesiog apsivalymą. Aišku, tai, kad jūs pagulėsit toje druskos vonioje, tai nereiškia, kad visas negatyvas dings, bet kai mes sąmoningai kažkokį veiksmą atliekam, mes jau duodam signalą savo pasąmonę, kad aš esu pasiryžusi naujam etapui. Aš jau noriu atsikratyti tai, kas man nebeveikia ir priimti naujas galimybės, naujas situacijas, naujus santykius, naują energiją į savo gyvenimą. Dėl to vonia su druska
ir eteriniais aliejais bus nuostabus jūsų šio užtemimo ritualas. Ir dar kas yra svarbu, būtent šio užtemimo koridoriaus metu mes matome, kokie pasauliniai įvykiai vyksta. Ir labai įdomu, kad pirmieji veiksmai, agresijos veiksmai buvo kaip tik praeitą savaitę, kuomet Marsas buvo kvadrate su Uranu. Tai buvo nuo pirmadienio iki šeštadienio, šis aspektas buvo aktyvus ir mes matėme, kiek šalių vienu metu, praktiškai ten kelių dienų skirtumų, pradėjo karinius veiksmus. Ir tos šalis, kurios pirmos paleido kažkokius raketas ir taip toliau, aš net nebejoju, kad tai nebuvo atsitiktinumas, kad tai vyko būtent dabar. Aš tikrai tikiu, kad net ir pasauliniai lyderiai turi savo astrologus, kurie pasako, kada, ką yra palanku daryti. Kai žmogus išmano astrologiją, žino, kada yra tinkamas metas kažką pradėti. Ir tos šalis, kurios pradėjo, jos įjungia stiprybės aspektą, agresijos aspektą, lyderystės aspektą net 18 metų į priekį. Aš beje paskutinėme video dalinausi apie šį aspektą, pasakojau, ko mes galime tikėtis, Marsas kvadratas Uranas, kad tai yra avarijų, traumų, konfliktų aspektas. Ir būtent šią savaitę jisai labai gražiai apie save davė žinoti, vadinasi, parodė, kaip jis atrodo praktiškai. Tai, kas dabar užgimė būtent šio koridoriaus metu, tikėtis, kad tai nurims, kad kažkaip išsisklaidys, susiklostys, tai būtų labai, labai naivu tikėtis, net iki 28 metų, dar kol Saturnas bus Avino zodiako ženkle, dar matysime ne vieną tokį išpuolį, ne vieną tokią ataką. Tiesiog reikia tam nusiteikti ir priimti, kad tiesiog tokia dabar yra realybė ir tai tiesiog vyksta čia kažkur. Aišku, galim pasidžiaugti, kad tai yra toli, bet vis tiek vienaip ar kitaip mus tie veiksmai vis tiek palies. Pasidalinkit, kaip jums praėjo šias 2 savaitės, bet ir apskritai visas šis mėnesis, kokiamis būsenomis gyvenote, kas vyko ir ar jau atpažįstate, ką šis mėnulio užtemimas kviečia jūs paleisti.